dvasių atpažinimo dovaną, bet kiekvienam suteikiamas dvasios pasireiškimas bendram labui. Vienam dvasia suteikia dovaną, kitam dvasių atpažinimo dovaną. 1 Korintiečiams 12 skyrius 7 ir 10 eilutė. Kristaus kūnas vienas. Jėzus bažnyčia yra vienas kūnas. Jėzus yra viešpats, o mes esame kūno nariai. Jėzus rūpinasi savo žmonėmis, todėl jis dovanoja dvasios dovanas, kurias mes turime naudoti labui. Jis ir žino pagundimus, kurie užklumpa, todėl jis pasirūpino iš anksto. Jis nenori, kad ir viena avelė pražūtų. Viena iš šių dovanų yra dvasios atpažinimas. Atrodo, ji turėtų tapti visą svarbesnė. Tačiau iki šiol krikščionių bendruomenėje neturi daug reikšmės. Galbūt yra per mažai informacijos apie šią dovaną, kurį Jėzus suteikia mūsų apsaugai. Galbūt kurie turi šią dovaną, tačiau nedaug žino, kaip ją panaudoti. Kiekviena dovana pasireiškia individualiai, skirtingai pagal asmenį, kuriam jis suteikta, ir pagal užduotį, kurį jį turi atlikti. Naudojant išgydymų dovaną, taip pat pasireiškinti skirtumai. Todėl aš noriu tik pranešti, kaip aš tai patariu. Tai negali būti pritaikoma kiekvienu atveju. Pas mane atsiranda didelė neramybė, kai kažkas dvasinai nėra gerai. Aš tampiu net suirzęs ir piktas. Vieną kartą man net plaukai pasišaušė, kai vienas sekmininkų pastoris imitavo tikėjimą, kurios pats neturėjo. Jis galvojo tik apie pinigus ir aukas, bet tokia savo tarnystė jis piktžodžiavo Dievui. Baisu. Ši neramybė ateina. Aš iš pradžių nežinau, ką ji reiškia. Aš turiu viską nuodugniau ištirti ir Dievo klausti, kur yra kažkas ne taip. Žinoma, aš turiu panaudoti ir protą, nes tam Dievas jį ir davė. Tokiu būdu mes dažniausiai ir surandame blogio šaltinį ir sužinome, kas jie taip. Tai ypač svarbu nustatant kitą mokymą, sektos ar bažnyčios klaidinimą. Yra vienas pamokslininkas iš Ukrainos, kuris žmonės pririša prie savęs. Kiekvieną kartą, kai jį matau ir girdžiu, mane pykina. Vieną kartą gavau iš vienos sesers atviruką, kuris siuntė iš savo atostogų, ir iš karto supratau, kad viskas negerai. Aš ištyriau ir sužinojau, kad ji buvo tam tikros grupės krikščioniškoje stovykloje. Kai aš perskaičiau, ką ši grupė moko, supratau, tai labai gudriai užsimaskavusi sekta. Šiandien ši sesuo vėl lankosi normalioje bendruomenėje. Daugybės maldų pokalbių dėka ją pavyko iš ten ištraukti. Prašau, atkreipkite dėmesį į šią dvasinę neramybę. Dažnai dvasia nori mus įspėti ar kažką pranešti. Ištirkite, galbūt tai yra tik žmogiška neramybė dėl kažkokių dalykų, kurie mums asmeniškai nepatinka. Ar tai Jėzus mums iš tiesų įspėja? Šit Kristus kūno sveikata yra labai svarbi. Ačiū Jėzu, tu rūpinėsi bažnyčia, savo mažai kaimynę. Ačiū, tu suteikė dovanas, kad mes būtume apsaugoti ir galėtume vieni kitiems padėti. Prašau, duok mums dar daugiau pažinimo ir dvasio atpažinimo. Prašau, duok mums maldos dvasią. Amen.